Labas visiems ir sveiki sugrįžę arba sveiki atvykę į mano kanalą. Aš esu Aistė ir čia kalbu apie knygas. Šiandien noriu jums papasakoti apie vieną įsimintiniausių mano 2025 metais skaitytų knygų, kurią pasidalysiu tik šiais metais, nes iš tiesų perskaičiau ją jau metų gale ir kas prisimenat arba kas žiūrėjo, dariau vlogmas ir kažkaip nebespėjau jau nufilmuoti knygos apžvalgos. Kažkaip norėjau susigyventi su ta knyga ir apgalvoti, nes tai tikrai buvo įsimintina, pribloškianti ir be galo įdomi knyga. Ir tai yra Arbatos mergaitė iš Kolibris skersgatvio. Šią knygą aš įsigijau 2025 metų knygų mugėje, nes mačiau iš tikrųjų anksčiau daug gerų atsiliepimų apie šią knygą. Neskaičiau atsiliepimų ir iš tikrųjų nelabai domėjausi, apie ką yra ši knyga. Man tiesiog atrodė labai įdomu, kad tai yra knyga apie Kiniją, gyvenimišką ir sunkių išgyvenimų pilna knyga. Čia visi tiesiog yra man pliusiukai, o aš šią knygą dėsiu į savo pirkinių krepšelį, į lentyną ir skaitysiu. Tai pamačiusi knygų mugėje, kad ji kainavo berods tik 3 eurus. Tai aš ją įsigijau ir sakiau, o kaip skaitysiu. Paskaičiau tik tai metų gale, bet paskaičiau, neperžengė kitus metus knygą, peržengė kitus metus tik knygos apžvalga. Galvoju, kad labai daug prisirašysiu, ką noriu paminėti, bet galiausiai dabar tiesiog sėdžiu čia ir pasakosiu jums savo įspūdžius. Tai yra tokia įsimintina knyga, kad negali jos pamiršti. Daugumą knygų aš bijau pamiršti kažkokius tam tikrus faktus, tai turiu tokį sąsiuvinį, kur susirašau punktus, ką norėčiau paminėti video. Apie šią knygą aš nieko nesirašiau, nes iš tikrųjų nelabai net minėsiu čia veikėjų vardų, vietovių ar genčių pavadinimų, nes visi šie pavadinimai yra kiniečių kalba išversta, tai yra genčių pavadinimai, kaip pavyzdžiui, Akhu gentis, pagrindinė veikėja yra vardu Lijan ir kiti veikėjai turi tokius įdomius vardus ir įdomius pavadinimus turi vietos. Todėl nevarginsiu nei savęs, nei jūsų juos prisiminti, nėra tai pagrindinė knygos esmė. Pagrindinė knygos tematika yra parodyti, kaip gan visai neseniai dar gyveno gentis Kinijos kalnuose, kokia yra stipri arbatos kilmės, jos rinkimo, gėrimo ir paruošimo tradicija. Labai daug sužinojau apie arbatą, ypatingai apie puer arbatą. Šioje knygoje tikrai daug yra įdomių faktų. Ir taip pat yra Lijan istorija. Pagrindinės mūsų veikėjos Lijan istorija. Ir man iškart labai patiko tai, jog pasakojama buvo pirmu asmeniu iš Lijan perspektyvos. Ir visą šią knygą mums pasakoja būtent Lijan savo istoriją nuo pat vaikystės iki jau suaugusios moters amžiaus. Šioje knygoje, kaip ir toms gentims, labai svarbios yra tradicijos, įvairiausi prietarai, ritualai. Tai ir ši knyga yra tokia realistiška, bet su tokia šiek tiek įdomia, mistiška, šiek tiek dvasių galbūt pagalbos suteikta pabaiga. Manau, kad galiu pasakoti apie šią knygą su visais spoileriais, nes daugumą jūsų jau ją skaitėt. Pamenu prieš kalėdas, kai kėliau, kad skaitau šią knygą, daug kas man ir į Instagramą rašėt, kad taip pat jau skaitėt ir kad jums labai patiko ir kad buvo labai įsimintina ir gera knyga. Tai kadangi jau daug kas skaitėt, pasakosiu su spoileriais. Jeigu šios knygos dar neskaitėt ir planuojat skaityti ir nenorit sužinoti šiek tiek knygos turinio, tai jau galit šį video ir išjungti. Susitiksime kitame, iki kito pasimatymo. O jeigu norit pasilikti, tai labai esat kviečiami toliau žiūrėti. Tai ši knyga prasideda gan netaip jau ir senais laikais, 1988 metais, atrodo jau vakarų pasaulyje, Europoje buvo daug technologijos, buvo inovacijos, patogumai, o tuo metu Kinijos kalnų gentise, kaip šioje knygoje plačiai aptarta Akhu gentimi ir kitos labai giminingos panašios aplink esančios gentys, nebuvo jokių patogumų. Žmonės gyveno visiškai kažkokiam giliam, tamsiam senoviniam pasauly. Ne tik kad be patogumų, bet ir savo gyvenimą visiškai paskiriantis ir besivadovaujantis tradicijoms, ritualams, prietarams ir
paveldui iš senolių. Tai buvo tuo metu labai keisti įsitikinimai, kurie nulėmė tragišką lemtį daugumai žmonių tais laikais. Čia yra aptariami tik keli variantai, bet aš kai pagalvoju, kad dėl kvailų įsitikinimų, kuriuos žmonės tuo metu turėjo, žūdavo arba būdavo nužudomi, arba būdavo ištremti visiškai nekalti žmonės. Kaip pavyzdžiui, mane tiesiog šokiravo, kad dvynukai buvo laikomi žmogaus atmatomis ir buvo nužudomi ir jų mama su savo vyru buvo ištremiama iš tos genties, nes dvynukai tai buvo baisiausia, ką žmogus gali atnešti šį pasaulį. Ir žmogaus atmata taip pat buvo nesantuokinis vaikas, bet šį dalyką matome ir kitose šalise, ir anksčiau tikrai būdavo nenužudomi tie aišku vaikai, bet tikrai kreivai buvo žiūrima į nesantuokinius vaikus. O čia tai tiesiog yra kraštutinumas, žmogaus atmata, viskas. Jeigu tu gimti su kažkokiu tai sutrikimu, ar su kažkokia tai fizinė negalia, ar esi nesantuokinis vaikas, ar esi dvynukas, trinukas, tavo gyvenimas nebus ilgas ir tu net neišvysi dienos šviesos. Tai tikrai labai skaudina, nes atrodo, tie vaikai yra visiškai nekalti. Ir kai aš pagalvoju, kad dvynukai ar trinukai visada yra tokia nuostaba ir ne tai, kad aukščiau garbinami už paprastus vaikus, kurie gimsta po vieną vakarų pasaulyje, Europoje, Amerikoje ir kitur, tiesiog visada būna nuostaba, kaip, dvynukai, kaip smagu, kaip šaunu, visada. Net ir dabar mes matom kokius nors straipsnius, kad kokie nors ten ligoniniai gimė trinukai ar 4 vaikučiai vienu metu, tai atrodo labai įspūdingas dalykas, o čia buvo laikoma tiesiog žemiausia žmogaus atmata, kas tai gali būti. Tai tokių ir daugiau tradicijų gentyje netrūko. Man buvo be galo įdomu skaityti. Aš nesu skaičiusi apie Kiniją turbūt nieko ir aišku, šiek tiek skeptiškai žiūrėjau iš pradžių, pasidomėjau apie autorę ir ar ši knyga yra pagal tikrus įvykius, ar čia yra visiškai išgalvotas pasakojimas, tai mane labai nudžiugino tai, kad autorė čia sukūrė grožinę knygą. Išgalvojo Lian istoriją, tačiau rėmėsi labai daug faktų, pasakojimo ir istorijų, būtent iš tų genčių, iš žmonių, kurie papasakojo savo istorijas ir tai buvo sudėta į vieną pasakojimą, taip pat visos tos tradicijos, akų genties tradicijos, įsitikinimai, apie arbatą visi ritualai, tai šitie visi dalykai buvo tikrai atsižvelgta į realybę. Galbūt kažkas ir buvo išgalvota, todėl 100% negaliu sakyti, jog visa tai yra tiesa, tačiau manau, kad dauguma faktų tikrai buvo teisingi. Ir kai pagalvoju, kad žmonės gyvena gentise, kur buvo tokie įsitikinimai, tai tiesiog man yra protu nesuvokiama. Taip pat ir apie tai, kas gali tuoktis, žinot, kaip yra zodiako ženklai, šitie pagal Saulės zodiako ženklą pas mus tai tokie skeptiškai žiūrimi, Kinijoje tikrai yra kiti zodiako ženklai, tai yra metų ženklai ir ten labai stipriai yra atsižvelgiama zodiako ženklus. Bet gentise, kas mane iš tikrųjų nustebino, kad čia buvo ne metai pagal gyvūną, bet kiekviena savaitės diena pagal gyvūną. Jis skaičiavo savaitę iš 12 dienų iš tų gyvūnų. Ir pagal tai, kokio gyvūno dieną esi gimęs, tu arba galėdavai arba negalėdavai bendrauti, tuoktis ar kurti šeimą su kitu žmogumi, kuris turi kitokį gyvūną. Pavyzdžiui, jeigu gimsti ožkos dieną, tai negali sukurti šeimos su, nežinau, tarkim, kokį ten jaučio dieną gimusiu žmogumi. Kas yra labai keista, nes kodėl kažkokia gyvūno diena turi nuspręsti tavo likimą. Bet tie įsitikinimai buvo tokie gilūs, kad net ir Lian gyvenimą palietė labai skaudžiai, labai artimai ir tuomet atrodo, kad nebuvo viskas laužta iš piršto. Nors kai pagalvoji, tai įsitikinimai dažnai tampa realybė. Ir jeigu tu save įtikini, jog gaidžio dieną ir kiaulės dieną gimę žmonės negali būti kartu ir jiems yra lemta prasmegti, tai kažkaip tikiesi, kad tada tavo gyvenimas neįsipildys taip, kaip turėtų išsipildyti, kaip tu norėtum, kad išsipildytų, kad būtų laiminga pabaiga. Tai
Žodžiu, visokie tokie dalykai. Dabar grįžkim šiek tiek į pačią istoriją. Tai Lian mums pasakoja apie savo vaikystę, kaip ji užaugo Akhu gentyje ir kaip buvo vienintelė mergaitė visoje gentyje, kuri mokėjo rašyti, skaityti ir mokėsi kinų kalbos. Nes Akhu gentyje jie kalbėjo kitokią kalbą, kaip aš suprantu, ir mergaitė tiesiog buvo labai išprususi ir jai leido eiti į mokyklą, mokytojas ją mokė ir ji norėjo siekti šiek tiek daugiau. Tai ji jau matė, kad reikia pabėgti iš tos sistemos. Ji nenorėjo pasiduoti tam tikroms genties taisyklėms, nenorėjo vadovautis tuo, ką skelbė jų gentis ir norėjo savo geresnio gyvenimo. Bet likimas ir jos gyvenimas nebuvo jai labai lengvas. Jie įsimylė vaikiną, kuris atrodė labai geras, bet iš tikrųjų buvo nelabai koks žmogus. Jis nemokėjo būti vyru, jis nemokėjo uždirbti pinigų ir sukurti šeimą savo ir savo žmonai ir savo vaikams. Jis palieka Lian vieną besilaukiančią, kas jau yra didžiulė nuodėmė, ir pagal taisyklės Lian turėjo nužudyti savo naujagimį, bet ji to nepadaro, ji pasipriešina, ji pabėga ir gyvena su to didžiuliu sielvartu. Tuomet sugrįžta tas jos princas, išrinktasis jaunikis, ir jie kartu bando kurti gyvenimą, bet kaip ir sakau, tas gyvenimas jiems labai nenusiseka. Jie pabėga į Tailandą, Tailande taip pat yra daug narkotikų, daug žmonių, kurie norėtų tavo mirties, tu labai biednai gyveni, turi parsidavinėti save dėl nuotraukų, dėl savo drabužių, dėl savo keistos išvaizdos ir tiesiog atrodo, Lian pradėjo savo gyvenimą gan gerai. Ji galėjo daug daugiau pasiekti, bet atrodo, kad jos gyvenimas važiuoja žemyn. Kaip tokia išsilavinusi, išprususi mergina pasirenka vis dėlto tą kvailą jausmą, tą meilę pirmą, kuri ne visą laiką išsipildo, ko pasekojas gyvenimas visiškai sugriūva ir turi vėl lipti tais laiptais, statyti savo gyvenimą nuo nulio. Ir kai daug kartų tau nesiseka, kažkada vis tiek turi pasisekti, ar ne? Ir čia jau atsiranda mūsų arbatos dalis, tai ji prasideda anksčiau, kai į jų būtent tą gentį atvažiuoja žmogus ieškantis puerto arbatos ir tuomet gentis būna supažindinamos su kas yra puerto arbata. Ir tuomet atsiveria labai įdomus turinys apie pačią arbatą, apie puerto arbatą, apie tai, kaip ji yra gaminama, kaip ji yra brandinama, istorija apie tai, kaip atsirado ta puerto arbata, kaip reikia prižiūrėti ir saugoti arbatos medžius. Ir galiausiai net Lian patenka į arbatos universitetą. Labai įdomu yra, man atrodo net keista, kad yra universitetas, fakultetas skirtas būtent arbatai, arbatos menui, ir kai baigi tą universitetą, tu praktiškai esi arbatos meistras, gali atsidaryti savo arbatinę ir pardavinėti arbatą, turint jau aukštą išsilavinimą, kas yra tikrai labai įdomu. Ir aš taip džiaugiausi, kai Lian pateko į tą universitetą, nes ji buvo tikrai verčiausia iš visų, ji taip mylėjo tą arbatą ir jai pasisekė iš tikrųjų. Ir tuomet atrodo gyvenimas vėl pradeda dėliotis. Bet kai pradeda suktis didesni pinigai, kai pradedi daugiau uždirbti, atsiranda visuomet žmonių, kurie norėtų tą tavo turtą iš tavęs atimti. Ir tuomet tu turi nepasiduoti jam, bet kartais gali nepastebėti tam tikrų ženklų. Lian nepastebėjo tam tikrų žmonių, kurie galvojo, kad jie linki gerą, bet iš tikrųjų nebuvo jie tokie geri. Jie buvo savanaudžiai ir turėjo tamsesnių kėslų. Tai ir vėl jos gyvenimas sugriuvo ir man jau taip liūdna buvo, atrodo, Lian tiek siekia pastatyti savo gyvenimą. Ir jau trečią kartą jai visas sužlunga. Bet tikėdama savimi, tikėdama arbata, tikėdama savo šeimą, ji pastato vėl savo gyvenimą šiek tiek. Ir knyga užsibaigia labai gražiai, nes Lian vėl po daugybės metų sielvarto susitinka su savo dukra. Ir šita atomazga, šitas turinio apsivertimas man tiesiog atėmė žadą, nes mes matėm knygoje ir kaip gyvena iš tikrųjų ta Lian dukra, kurios ji negalėjo auginti, kurią ji turėjo palikti įvaikinimo institucijoje ir bandė ją susigrąžinti, bet negalėjo, nes vaikelis buvo išsiųstas į Ameriką ir jie ten užaugino kiti tėvai. Bet
atrodo, kad Lian su savo dukra kažkokiais tai mistiškais telepatiniais ryšiais galėjo bendrauti viena su kita. Ir Lian dukra žinojo, kur yra jo šaknis labai stipriai, net ir gyvendama kitoje visai šalyje, kitame žemyne su visiškai kita šeima. Ir atrodė, kad tai vyksta kaip du skirtingi pasakojimai. Ir kartais aš nelabai suprasdavau, kam mums reikia žinoti, ką veikia, kokį rašinėlį parašė ar kokį laišką parašė Lian dukra. Bet tada pabaigoje viskas taip gražiai sukrito ir man buvo didžiulė nuostaba, kad viskas taip išsisprendė. Aš negalvojau, kad du skirtingi turiniai, dvi skirtingos istorijos taip gražiai susijungs ir įsilies viena į kitą. Tai labai visapusiškai turininga buvo knyga. Ir veiksmo čia buvo daug, ir emocijų buvo daug, sunkių ir skaudžių, ir liūdnų emocijų buvo daug, taip pat ir gražių, šypseną keliančių, mielų, širdžiai emocijų buvo labai daug. Ir daug faktų sužinojau, daug pribloškiančių faktų sužinojau, apie arbatą sužinojau daugiau. Atrodo, net dabar į žaliąją ir puerto arbatą žiūriu kitaip. Ir ypatingai, kai suvokė, kiek daug darbo buvo įdėta į tą puerto arbatą, yra įdedama į tą puerto arbatą, tą tikrąją genčių gaminamą ar tradicijas išsaugojusių žmonių, tokių kaip, pavyzdžiui, Lian puerto gaminimą ir kiek daug laiko reikia tam, kad puerto arbata būtų subrandinta. Tuomet suvokė, iš kur yra ta kaina ir kodėl žmonės yra pasiryžę tą kainą mokėti ir gerti šią arbatą. Aš manau, kad niekada negeriau puerto arbatos tos tikros brandintos. Turbūt ten buvo tik ta netikra arbata. Ir knygoje atsiskleidė būtent tai, kaip žmonės moka ir mėgsta užsidirbti daugiau pinigų, padaryti tą puerto arbatą netikrą, supilstyti ją ir parduoti kaip tikrą puerto arbatą, užsidirbti daug pinigų. Ir žmonės, kurie nežino, kurie nėra gurmanai, kurie nėra ragavę turbūt tikros puerto arbatos, ją perka, moka gan didelius pinigus, įsivaizduodami, jog nupirks ar padovanos kažkam geros arbatos dėžutę ar maišelį ir gauna šnipštą. Tai Lian atsiliepia apie tą netikrą puerto arbatą kaip žemių kvapo arbatą. Tai man atrodo, kad tik tokią arbatą šitą sugerusi. Tai būtų iš tikrųjų įdomu palyginti tą tikrąją puerto arbatą ir tą netikrą ir paragauti tos tikros puerto arbatos. Tai po šios knygos tikrai norisi eiti ir kažkur ieškoti jos. O kas dar apie pačią knygą, tai mano nuomonė veikėjai buvo labai visapusiškai išpildyti, labai tikroviški, nebuvo paviršutiniškai aprašyti net ir antraeiliai veikėjai. Aprašymai scenų buvo gan išsamus, bet neužėmė per daug vietos, kadangi knygoje ir taip yra labai daug įvykių, tai negali per ilgai užsistovėti ties kažkokia tai scena, bet ji turi vis tiek būti aprašyta vaizdingai. Tai mano nuomonė viskas buvo puikiai išpildyta, nuo aprašymo vietos iki pačio veiksmo, nebuvo kažkas nepapasakota iki galo, nebuvo kažko per daug, viskas buvo labai dinamiška, labai pusiausvyra buvo išlaikyta ir pajauti tas emocijas, prisirišė prie veikėjų. Ir net iš pradžių skaitant tą kitą istoriją apie Lian dukrą, mums iš pradžių yra suteikiami ten gydytojo išrašai, tam tikri laiškai ir atrodo, jie nelabai turi prasmės, bet tuomet, kai istorija atsiveria labiau, suvoki, kad buvo reikalingi tie laiškai. Ir jie padeda labiau suprasti ir apie Lian dukrą ir kaip žmonėms, kurie įsivaikina tokius vaikučius, yra daug sunkumų, kaip jie nežino ir nėra užtikrinti, ar tas vaikas bus sveikas, ar jis išgyvens dėl įvairiausių infekcijų, kurias jis gali atsinešti į šį pasaulį, ypatingai, kai buvo pagimdytas tokiom sąlygom, kokiom į pasaulį atėjo Lian dukra. Tai aš labai rekomenduoju šią knygą. Jeigu dar neskaitėt, paskaitykit. Net jeigu ir dabar pažiūrėt mano video su visu pasakojimu turinio, tikrai nustebsit dar, kiek faktų įvairiausių yra ir apie gentis, ir apie tą arbatą, ir istoriją. Tikrai yra ne vien tik tai, ką aš jums čia papasakojau. Tai aš labai rekomenduoju.
O jeigu skaitėt, tai parašykit man komentaruose, kaip jums, ar patiko ar ne, tikiuosi, kad patiko. Jeigu neskaitėt, tikiuosi, kad suintrigavau paskaityti ir sužinoti daugiau apie Kiniją, apie Kinijos gentis, apie arbatą ir apie šią nuostabę Lian istoriją. Tai ačiū, kad žiūrėjot, tikiuosi, kad